vienas labai senas, kitas jaunas. Tam senam sode stovėjo daug avilių, jie labai mėgo bites. Ir gimė jam turbūt tas vaizdelis Jonukas ir bitutė. Prašau, 9 grupės vaikai suvaidins jums tą gražų vaizdelį. Užtek žmonėm ir bitutėm, kad tik pelės neįsikraustytų, kas avilio nepajudintų, mūsų tvarkos nesuardytų. Ėjo per pievelį Jonukas, rykštele nujodamas, pro avilį eidamas sėdė netyčionai nubaškė bitelė. Kas čia mus biteles kapoja, ginkimės. Mama, mamyte, manęs nedožinė, bitė į gėlę, skauda man labai. O kam tu lėtai, bitelė? Aš nemačiau, ėjau po sodą rykštele mujodamas. Visai nenorėjau tų nedorlių bičių užkabinti. Ir vaikeli duoną su medučiu ir nusiramink. Jonukui medaus paragavęs, širdelė atsileido, bitelės pagailo. Be reikalus gavau bitelę, gal su medum bedrįstančiai avilį.